Ar žinai, kaip kelią mato vilkiko vairuotojas? Tam, kad galėtumėm patikrinti, atlikome eksperimentą. Labadiena, Audrius. Audrius irgi? Jo. Geras. Malonu. Paprašėme eksperimento dalyvių atsisėsti į vilkiko vairuotojo vietą. Prie vilkiko susirinko pėstieji bei kiti eismo dalyviai. Ar žmonės sėdintys kabinoje visus juos mato? Kaip dabar, ar galėtume važiuoti? Galima. Nu, kaip ir galima. Jausena. Jau saugu. Jausena. Viskas. Ar kažkas... Viskas tvarko. Ja. Ir gerai, tada užgesinkim mašiną. Nevažiuosim? Gal nevažiuokim. Ką mes matom išlipę? Pėsčiuosius. Stovėt visą laiką? Tai va. Bet jie tikrai tuo metu stovėjo, kai aš ten viduje buvau. Jo. Tai dar čia galiu suprasti, kad nematau, bet kaip aš nemačiau jų, tai nesuprantu. Kad iš galo automobilis to net nebūčiau gyvenime pasakęs. Vilkikas turi aklasias ir pavojingasias zonas. Saugumas priklauso ne tik nuo vilkiko vairuotojo, bet ir nuo tavęs. Būk atsargus.